Labas vakaras, ponios ir ponai. Ir kol dar Future Cello girdimus, padėkokime jam už mūsų šventės atidarimą gausiais aplodismentais. Su mumis buvo Justas Kulikauskas. Sunku net patikėti, kaip greitai apsisuko metų ratas ir mes vėl susitinkame čia, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje organizuojamuose apdovanojimuose turizmo sėkmingiausiai. Ir štai norisi iškart mūsų šventę pradėti nuo aplodismentų. Jūs čia susirinkę salėje jau esate turizmo sėkmingiausiai. Ar galėtumėte paploti patys savo? Mes atidžiai suskaičiavome, kad šiandien šie apdovanojimai vyksta jau 21 kartą. Ir būtent mes tiek kartų jau šventėme keliones po Lietuvą. Ir šiandien mes paskelbsime tikriausias turizmo žvaigždes. Šiandien nominacijos yra štai tokios: kelionių patirčių Lietuvoje ambasadorius, metų turizmo patirtis ir projektas, pažintinė, nakvynės ir gastro patirtis, taip pat turizmo traukos vietovė, turizmo inovacija ir žinoma keliautojų simpatija. Bene kelis kartus nuskambėjo žodis patirtis, bet turbūt turizmas ir yra lygu patirtims. Mes kiekvieną kartą atrandame naujus skonius, naujas gamtos oazes, tad būtent šiemet apdovanojimai atspindės patyriminio turizmo tendenciją. Pirminiais duomenimis šiemet po mūsų nuostabią šalį keliavo daugiau nei 2 milijonai turistų. Mes galim tik nuspėti. Taip, šis skaičius tikrai yra vertas aplodismentų. Būtų sunku apskaičiuoti, kiek tie daugiau nei 2 milijonai turistų patyrė įvairiausių patirčių. Mūsų kiekvieno patirtys yra autentiškos ir išskirtinės. Aš tikiuosi, kad šie skaičiai tikrai augs. Komisijai buvo tikrai itin nelengvas darbas išrinkti, kas taps nugalėtojais, nes galim pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad šie metai sutraukė tiesiog rekordinį skaičių paraiškų. Viską suskaičiavom. Šiemet sulaukėme 236 paraiškų ir tai yra 3 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Skaičiai ypatingi, jau man smalsu sužinoti bus, kiek sulauksime jų kitąmet. Tokio gausaus augimo norisi ir palinkėti. Balsavo daugiau nei 29 000 turizmo mylėtojų. Iš tiesų reikia priminti, kad visuomenės balsas šiuose apdovanojimuose ir yra lemiamas. Nugalėtojais bus paskelbiami nominantai, kurie surinko daugiausiai balsų. Ir nors šiandien mes išdalinsime, galiu pasakyti žodį, tik 10 vėtrungių, bet iš tiesų jų reikėtų mažiausiai 50 000. Nes tiek žmonių dirba turizmo sektoriuje. Tik maža dalis šiandien yra su mumis, tad dar kartelį pasveikinkim visus, ir jūs, ir visus kolegas, kurie renkasi savo gyvenimą sieti su turizmo sektorium. Mes visai netrukus pradėsime mūsų apdovanojimus. Norisi paminėti, kad kartu su vėtrungėmis nugalėtojai gaus ir specialius ženkliukus, kuriais galės pažymėti savo atstovaujamą turizmo objektą. Būtent nuo praėjusių metų Keliauk Lietuvoje iniciatyva visi tapę turizmo sėkmingiausiais yra ženklinami vėtrungės logotipu, o tai padeda geriau atpažinti juos vietos turistams ir žinoma svečiams iš užsienio. Bet prieš žengiant į apdovanojimus ir šią patirtį norisi išgirsti ir sveikinimo kalbas. Pirmasis sveikinimo žodį tars ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ačiū labai. Gerbiama Gabrielė pasakė turbūt praktiškai viską, ką buvau pasiruošęs. Atsiprašau. Bet viskas labai gerai. Aš taip gerai nebūčiau pasakęs. Labai džiugu šiandien čia būti. Intensyvi karšta diena, Lietuvoje lankosi karaliai ir karalienės. Bet svarbiausia yra, kas susirinkę šiandien čia. Nes, turizmas, sutikim, yra vartai. Yra vartai į žmonės, yra vartai
į bendrakūrą, yra vartai į susipažinimą. Ir manęs jau net nebestebina, kai dažnai bendraujam su potencialiais investuotojais įvairiose valstybėse, tai labai atspindi pasikeitusius ir turizmo norus, poreikius. Tikrai sektorius išgyvena tam tikrus dinamiškumus. Dėl ko? Dėl tam tikrų jau nišinių norų kažką patirti naujo, kažką išbandyti, kažką paragauti, kažką pamatyti. Ir pavyzdžiui, susitinki su japonų aukštųjų technologijų, lazerių sektoriaus įmonės atstovais ir jie sako, taip, mes esam buvę Lietuvoje, bet jie nesako, kad mes buvom Vilniuje, matėm bažnyčias, Trijų kryžių kalną, jie nesako, kad mes buvom Palangoje, sako, jo, mes buvom Varėnoje grybų šventėje. Arba vokiečių delegacija atvykus sako, taip, Mažeikiai, we know Mažeikiai. Tai yra tai, kas sušildo ir kas dar kartą parodo, kad viskas yra apie žmonės. Aš pirmą kartą taip ryškiai išgirdau šį pasakymą, kai pats lankiausi Izraelyje. Ir ten visur buvo pabrėžiama, kad viskas yra apie žmonės. Galime kalbėti apie investicijas, apie verslumo skatinimą, bet turizmas yra tai, kas visą laiką mums išlieka su gera emocija, pozityvia emocija ir su žmonėmis, kuriuos mes sutikome. Bet tai yra ir verslo rūšis, tai yra verslo forma. Ir ypatingai, kalbant ir apie mūsų ministerijos prioritetus regiono ekonomikos skatinimą, turizmas sukuria berods 10% bendro vidaus produkto. Ir savivaldybės, kas yra labai džiugu ir gražu iš šono stebėti, turi tokią gražią, tokią baltą konkurenciją. O ką aš įdomiau parodysiu, ką aš gražiau parodysiu, matom virsmą turizmo technologijų srityje, turizmo pateikimo srityje. Kada mes su dirbtinio intelekto sprendimus naudosim turizmo sektoriui, nežinau, bet jeigu kas turėsit minčių, tai kai dirbtinio intelekto gamyklą paleisim, tai labai prašom, labai kviečiam. O iš tikrųjų, šiandien viskas yra apie jūs, tuos, kurie keliauja, tuos, kurie priima, tuos, kurie savo svetingumu parodo, kokia vis dėlto Lietuva yra šauni, kaip įlaukia visų svečių. Tai tegul šie apdovanojimai, labai su jumis sutinku, jų mažai, norėtųsi tikrai daugiau, bent 10 kartų, bet vėlgi grįžtim prie to mažo, tokio teigiamo konkurencingumo skatinimo. Nes žinot, jeigu būtų 100 apdovanojimų, tai turbūt nebūtų to tokio įdomumo. Tai ką, linkiu, kad šiandien apdovanoti ir kitą metą, ir šiemet tiksliau jau stengtųsi kuo labiau, kad tą apdovanojimą dar kartą gauti. Na, kam nepasisekė šį kartą, tikiu, kad jūs labai gerą kryptimį judate ir, kitą metą vėl kartosime, nes jau bus 22 kartas. Tai turbūt per daug išsiplėčiau, nes viceministrė jau kažkaip tai stebi mane ten. Piktai jau truputėlį, tai ačiū labai visiems jums. Ačiū Jums, ministrė. Kviesiu įsipatoginti šioje scenoje, nes turėsite šį vakarą svarbų darbą. Paspausti ranką kiekvienam ir kiekvienai, kuris taps pačiu pačiausiu. Bet prieš tai dar išgirskime vieną sveikinimo žodį. Čia į sceną pakviesiu, bet gausiais aplodismentais pasitikime šią damą. Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje direktorė Olga Gončarova. Sveiki visi, ačiū labai už tokį šiltą priėmimą. Iš tiesų jau ir Gabrielė, ir ministras pasakė viską, tai kad mane piktai nežiūrėtų viceministrė ir ministras. Tai aš labai trumpai tik tai padėkosiu, kad jūs esate aktyvus, kad jūs esate kartu su mumis, kad kartu mes kūrėme Lietuvos turizmo produktus ir juos pristatome užsienyje. Ir iš tiesų norėjau kalbėti apie tai, kad ši salė pilna ne tik žmonių, bet jinai yra pilna istorijų, kurias kūrėte jūs. Ir būtent jūs priimate tuos mūsų keliautojus, kurie vėliau grįžta į savo namus, pas draugus, pasakoja apie mus ir atvyksta į Lietuvą arba keliauja po Lietuvą. Tai labai džiaugiuosi, noriu be galo padėkoti savo komandai, be kurios nebūtų ir šitų apdovanojimų, padėkoti komisijai, kuri tikrai šiemet turėjo labai daug darbo su tiek kiekių paraiškų ir labai tikiuosi, kad kiti metai tikrai atneš dar daugiau ir įdomesnių įvairių patirčių ir apdovanojimų. Tai manau, kad nekantraujate pradėti, tai jau ir pradedam. Kaip tik jūs pasakysite, mes tikrai nesiginčysim. Manau, mes tikrai esame pasiruošę pradėti apdovanojimus.
Nedidelė trumpa instrukcija prieš pradedant apdovanojimus iš gerbiamo ministro ir Olgos rankų. Kiekvienam laimėjusiam ar laimėjusiam bus įteiktos dovanos. Prašysime tuomet įsipatoginti scenos centre. Čia yra taip pat mūsų renginio fotografija, kuri tikrai nori įamžinti šią akimirką. O ir jūs galėsite šiomis akimirkomis pasidalinti su savo kolegomis ir artimaisiais. Tad, atsiėmę apdovanojimą, prašysiu užimti garbingą scenos centrą, nes jūs esate to verti. O tuomet, jeigu norėsite tarti žodį, šis mikrofonas yra paruoštas ir mes tikrai visus jūs norėsime išgirsti. Ar gerai ir aiškiai paaiškinau? Viskas. Galime pradėti nuo pirmosios nominacijos. Pirmoji nominacija – kelionių patirčių Lietuvoje ambasadorius. Ir norint apibūdinti šią nominaciją, aš norėčiau pacituoti vieną iš kandidatų. Tai misija svarbesnė nei mes patys. Nominantai kelionių patirčių ambasadoriaus kategorijoje atliekantis svarbią misiją turizmo, kelionių bei atradimų srityje šiemet yra. Susipažinkime su jais. Ramūnas, Saulius ir Jurgita Garbaravičiai, Sugiharos fondo diplomatai už gyvybę bei Sugiharos namų muziejaus puoselėtojai. Parodos nuo gintarų iki žvaigždžių. Čiurlionis, amžininkai ir bendraminčiai. Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejuje Kaune kuratorinė komanda. Ir tretieji nominantai, tiksliau trečiasis, Renatas Žyla. Nemo plausto kapitonas, vietinių kelionių Nemo kelionės, Nemunų organizatorius. Nugalėtojų šioje kategorijoje skelbiamas Renatas Žyla, Nemo plausto kapitonas. Kviečiame Renatą atsiimti pirmąją šio vakaro vėtrungę. Jau 10 metų Nemo kelionės kviečia žmonės patirti Lietuvą iš upės perspektyvos. Kol jūs, bičiuliai, fotografuositės čia scenos centre, aš visuomet turėsiu ką papasakoti. Renatas, pirmasis iki šiol vienintelis žmogus Lietuvoje, sukūręs lietuvišką kruizą per visą Nemuną, jungiantį Dzūkiją, Birštoną, Kauno marias, Panemunės pilis ir Kuršių marias. Dėl šios priežasties jis yra vadinamas Nemuno ambasadoriumi. Matau, akimirkos įamžintos. Renatai, mes norime jūs išgirsti. Labas vakaras visiems. Visų pirmiausiai norėčiau pasakyti labai svarbų dalyką. Ačiū visiems, kas balsavo. Ačiū mano draugams, mano klientams, kurie stovėjo ant to plausto denio, juokėsi, mąstė, tylėjo ir kūrė savo svajones. Ačiū ir tiems, kurie 10 metų su manimi keliavo kartu per mažo berniuko svajonę. Didelis ačiū, pats didžiausias tikriausiai, ant kurių pečių Nemo kelionės išplaukė į labai plačius vandenis. Tai yra mano komanda ir mano įgula. Jūs esat nerealūs. Mėlėjai, Nemo kelionės tai nėra tiesiog šiaip sau kelionės. Tai 220 kvadratinių metrų plaukiantys namai, kuriuos aš pastačiau savo rankomis, nuo pirmos lentos iki paskutinio varžto. Tai buvo mažo berniuko svajonė, kuri tapo hobiu, tada darbu, vėliau verslu. O šiandien Lietuvos vandens turizmo fenomenu. Nemo plaustas mums padėjo padaryti tai, kas iš principo atrodė neįmanoma. Dėl savo parametrų, kuriuos tiesiog man kaip Kūno kultūros akademijos auklėtiniui, tinklinio treneriui, nieko bendro neturinčiam su architektūra ar laivų statyba,
man pavyko tiesiog pataikyti labai teisingus skaičiavimus. Ir Nemo plaustas galėjo plaukti Nemunu ten, kur įprasta laivyba iš principo yra neįmanoma. Plaukti per tas vietas, kurių galimai 99% žmonių niekada nepamatys nuo kranto. Plaukti ne atkarpomis, ne etapais, bet nuo Druskininkų iki pat Kuršių marių. Ir šiandien, žiūrėdamas atgal, nuo mažo berniuko svajonės iki šiandienos, visa širdimi jaučiu, kad šitas apdovanojimas niekada nebuvo tikslas. Jisai yra tik įrodymas, kad mano sprendimas buvo teisingas. Ačiū Jums dar kartą, kad tikėjot, kad išdrįsot su manim keliauti ir kad padėjote įgyvendinti mažo berniuko svajonę. Ačiū. Mes sakome Jums ačiū, dar kartelį sveikinam. Mes tik pradėjome ir galime tęsti kelionę. Antra nominacija 2025 medijų projektas. Ši vėtrungė skiriama projektui pristačiusiam kelionių po Lietuvą atradimams skirtą turinį. Labiausiai užnorinantį keliauti ir kitaip pažinti savo šalį. Susipažinkime su šios kategorijos nominantais. LRT televizijos laida Draugiška Lietuva. Apple TV laida Long Way Home. Bei Lietuvos ryto televizijos laida Geriausias. Na kągi, susipažinome su nominantais, belieka sužinoti, kas tapo 2025 metų medijų projektu. Ir tai yra LRT televizijos laida Draugiška Lietuva. Apdovanojimą atsiimti kviečiame LRT prodiuserę Simoną Babarskę. Draugiška Lietuva jau 4 sezoną tęsia keliones po Lietuvos regionus. Kaip ir ankstesniais metais, žinomi LRT veidai keliavo iš televizijos studijų ir lankėsi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Ten susipažino su vietos žmonėmis, išgirdo jų istorijas, išbandė regionų siūlomas paslaptis. O vidutiniškai kiekvieną laidą išvydo beveik 100 000 žiūrovų. Simona, mes norime Jūs išgirsti. Sveiki visi, labas vakaras. Visų pirma, noriu padėkoti Lietuvos nacionaliniai turizmo skatinimo agentūrai, kad organizuoja šiuos apdovanojimus. Atsiprašau, dreba balsas, nes esu tokiai labai palaimintai padėti. Reikėtų jau ruoštis kitiems dalykams, neapdovanojimams, bet nusprendžiau nepraleisti šios progos. Tai ačiū, aš pati jau 2 kartą lipu atsiimti apdovanojimą būtent už Draugišką Lietuvą. Tai tikrai didelė garbė ir džiaugsmas, nes šis pripažinimas tai yra ne tik pripažinimas komandai, LRT darbuotojams, kurie kūrė šią laidą, bet labiausiai tai yra tiems mažiems miestams ir miesteliams, jų žmonėms, kuriuos mes lankėme, nes kažkaip priešingai galbūt negu kitos televizijos ar laidos, mes visada stengiamės parodyti miestelius ne tik per lankomiausius objektus, o per tuos paprastus, nuoširdžius, svetingus žmonės ir gauti apdovanojimą kaip skatinantiems turizmą, kažkaip labai miela, nes tarsi skatinam lankyti per tą žmonių prizmę, jų širdis. Tai ačiū. Ačiū, Simona. Na kągi, 3 nominacija, susipažinkime su ja 2025 turizmo projektas Lietuvoje. Dėl šio titulo ir dėl nugalėtojo pozicijos susikovė net 3 nominantai. Šeduvos žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas. Gubernija Hub lankytojų centras Šiauliuose
bei Panevėžio cukraus fabriko atvėrimas kultūrai. Štai tokie 3 nominantai pretenduoja tapti turizmo projektu Lietuvoje 2025-aisiais. Ryškiausias turizmo projekto Vėtrungės simbolis keliauja į Šeduvą. Nugalėtojas muziejus Dingęs Štetlas. Vėtrungę atsiimti kviečiame Šeduvos žydų istorijos muziejaus Dingęs Štetlas komunikacijos vadovę Mariją Dautartaitę. Sveiki, Marija. Muziejus Dingęs Štetlas šiemet tapo vienu ryškiausių kultūrinio turizmo reiškinių Lietuvoje. Per pirmuosius 3 mėnesius jame apsilankė daugiau nei 20 000 lankytojų. Tarp jų tikrai ne tik lietuviai, bet ir suomiai, lenkai, latviai, švedai, taip pat keliautojai iš Izraelio, Jungtinių Amerikos valstijų, Olandijos, Kanados ir žinoma kitų šalių. Tai tikrai unikalus muziejus, pasakojantis apie šimtmečius Lietuvoje klestėjusią žydų bendruomenę, istoriją, kultūrą ir žinoma tragišką likimą. Bet visa tai yra pateikiama interaktyvimis priemonėmis. Marija, mes norim jūs išgirsti. Žinoma. Labas vakaras visiems. Aišku, esame nominuoti ir laimėję turizmo projekto kategorijoje. Aš vis dėlto išdrįsiu pasakyti, kad muziejus Dingęs Štetlas, manau, yra ne projektas, o kelionė. Tai yra atminties kelionė. Muziejus buvo kuriamas daugiau negu 10 metų ir tikrai visų tūkstančių žmonių, kurie prisidėjo prie muziejaus kūrimo vardu ir komandų iš Lietuvos, iš Nyderlandų, iš Amerikos, iš Lenkijos, iš Vokietijos ir kitų šalių vardu labai dėkojame už šitą pripažinimą. Dėkojame ir organizatoriam, dėkojame ir tiem beveik 30 000 lankytojų, kurie jau per 4 mėnesius, mes tik 4 mėnesius atsidarę, mūsų aplankė. Ir aišku, dar aplankys. Bet grįžtu prie tos minties, kad esame atminties kelionė ir galbūt netgi kelionė laiku. Prieš gerus 4 mėnesius turbūt Lietuvoje nedaug kas žinojo, ką reiškia žodis Štetlas. Skambėjo jisai gana svetimai, nors prieš 80-90 metų šitas žodis buvo kiekvieno lietuvio sąmonėje ir kiekvieno lietuvio kalboje. Ir tų Štetlų buvo ne tik Šeduvoje. Štetlų Lietuvoje buvo apie 200. Tai yra miesteliai, kuriuos mes, mūsų močiutės, mūsų seneliai, mūsų tėvai vadina savo gimtinėmis. Tai yra tie miesteliai, kuriuos pravažiuojame ne vieną kartą. Jie visi buvo Štetlai. Jie visi buvo namai žydų bendruomenėm. 50, 60, 70% gyventojų sudarė žydai. Prieš porą dienų minėjome Tarptautinio holokausto atminimo dieną ir turbūt nereikia man čia nuo scenos pasakoti, kasgi atsitiko tom bendruomenėm, kas atsitiko tiem Štetlam. Ilgą laiką turbūt vienintelė atmintis jų buvo tos rodiklės į miškus ir pamiškės, rodiklės, kurios žymėjo mirties ir žudynių vietas. Todėl labai džiaugiuosi, kad muziejus Dingęs Štetlas, pradėdamas ir kviesdamas į tą atminties kelionę, kviečia susipažinti ir su gyvenimo dalimi. Mūsų muziejaus lankytojai, jūs pirmiausia keliauja į Turgaus aikštę. Į Turgaus aikštę, kur susiduria skirtingos Štetlų kultūros, skirtingos tautybės. Keliauja į svajonių galeriją ir gali suprasti, kokios svajonės žydų jaunuolių buvo puoselėjamos prieš 80 metų. Labai panašios į mūsų beje. Keliauja į knygos Tautos galeriją ir gali susipažinti su religiniam tradicijom. Na ir galiausiai mes vis tiek pasakojame istoriją. Pasakojame, kas atsitiko su Lietuva per sovietinę okupaciją ir per nacių okupaciją. Lydime savo lankytojus per pačią kraupiausią muziejaus ekspozicijos dalį – holokaustą. Ir kaip jie jaučiasi? Na, mūsų tikslas yra, kad tie, kurie praeis per šitą galeriją, per visą pasakojimą, suprastų tą netekties jausmą, kurio mes kaip tauta turbūt negalėjome išgedėti. Tai vat šitas muziejus, šita atminties kelionė suteikia galimybę suprasti, ką mes praradome ir kartu kviečiu visus jus atrasti
tą mūsų istorijos dalį. Tai Šeduvos žydų istorijos muziejus laukia jūsų ir aišku labai didžiuojasi, kad šita nominacija yra mūsų rankomis. Dėkoju. Dėkojame Jums, Marija. Priartėjome prie 4-osios nominacijos 2025 turizmo projektas garsinantis Lietuvą užsienyje. Na tai koksgi projektas labiausiai padidino Lietuvos kaip patrauklios turistinės šalies žinomumą? Susipažinkime su nominantais. Sukiharos namų muziejus. Lietuvos pristatymas pasaulinėje parodoje Expo 2025 Osakoje, Japonijoje ir virtualios realybės patirtis pasaulių sutvėrimas. Nugalėtojai šioje nominacijoje tapo virtualios realybės patirtis pasaulių sutvėrimas. Atsiimti apdovanojimą kviečiame strateginį prodiuserį plėtrai Lietuvoje Luką Verpetinską. Tikras nesuvaidintas džiaugsmas čia, na ir pakalbėkime apie tą pasaulį. Pasaulių sutvėrimas buvo pristatytas prestižinėme Venecijos Bienalės festivalyje, tarptautinėme Ženevos kino festivalyje, taip pat rodytas Norvegijoje, Italijoje, Graikijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Briuselyje, na o Praha Art VR festivalyje įvertinta 1 vieta už dizainą ir 3 vieta žiūrovų simpatijų kategorijoje. Projektas sulaukė išskirtinio dėmesio ir Expo parodoje Japonijoje, bet Lukai, turbūt jūs viską papasakojat geriau. Taip. Tai ką, sveiki visi. Labai ačiū pirmiausia organizatoriams už tokį gražų renginį. Ir man tikrai labai smagu būti čia. Esu ne vienas, Vitalijus Žukas, Kristina Božytė, kurie sukūrė 2 nuostabias patirtis Angelų takais ir pasaulių sutvėrimą, įkvėpti Čiurlionio kūrybos, keičia pasaulį. Keičia ne tik Lietuvą, ne tik pasaulio žmonės, kurie mato, nes jie sukūrė labai gražią patirtį, kurią dvasiškai, man atrodo, paliečia kiekvieną. Iš tiesų, Lietuvoje jau pasiekėm 750 000 žmonių, kurie matė šitas patirtis. Moksleivių skaičiuojam 80 000. Tai man atrodo, tai nėra mūsų pabaiga, mes tik esam kelyje. Tai dar kartą noriu visiems padėkoti, kurie balsavo. Na, o jeigu dar kas nėra matę, tikrai kviečiu atvykti rytoj į mūsų stendą. Tikrai parodysim dar naujų dalykų. Gražaus renginio, ačiū visiems. Mes dar kartelį sveikiname jūs ir žinoma, lauksime naujų jūsų projektų. Mes įpusėjome kelionę prieš mūsų akis ir širdis 5-oji nominacija 2020 metų pažintinė kelionių po Lietuvą patirtis. Ši nominacija skiriama 2025 pristatytai pažintiniai patirčiai, kuri praturtino kelionių po Lietuvą įspūdžius. Susipažinkime su nominantais. Interaktyvus Plungės turizmo informacijos centro kelionių žaidimas Misija Čiurlionis. Turizmas įkvėptas gastronomijos gidės Andželikos Laužikienės vedamos Molėtų krašto patiekalų bei istorinės virtuvės edukacijos teminės ekskursijos Vilniuje. Patyriminiai žygiai ir ekskursijos Čiurlionių takais Dzūkijoje su menotyrininkė Aušra Česnulevičienė. Bei teminės gidžių Linos Čekanauskienės ir Kristinos Šneiderės ekskursijos Sutikau Čiurlionį Kaune. Ir iš tiesų galime pastebėti, kad jubiliejiniai Čiurlionio metai iš tiesų įkvėpė patirti Čiurlionį įvairiuose miestuose įvairiomis formomis. Ir norisi pacituoti patį menininką Čiurlionį. Keliauti su kuo nors, tai gyventi su juo vieną gyvenimą. Kad taip galima būtų gyventi visada plačiai, atsimerkus viskam, kas gražu. Šioje nominacijoje keliautojai savo balsus atidavė už teminę ekskursiją Sutikau Čiurlionį Kaune. O mes sutikime šios ekskursijos kūrėjas, gides Liną Čekanauskienę ir Kristiną Šneiderę.
Ir nors Čiurlionis Kaune lankėsi vos kelis kartus, būtent ten yra išsaugotas jo palikimas. Būtent jubiliejiniams metams sukurta ekskursija Sutikau Čiurlionį Kaune. Ekskursijos tikslas ne tik pristatyti faktus, bet ir įtraukti dalyvius į menininko dvasinį pasaulį, leisti kiekvienam savaip išgyventi jo kūrybą. Damos, norim jūs išgirsti. Užkūrė aukurą Čiurlionis lygumoj ir smilksta žvaigždės keturbriauniai prieblandoj. Ir dega laikas be aukojimo ugnies. Užkūrė aukurą ir ištiesė ranką sakydamas, pasilypėkite virš lygumų ir bent nors sykį atsikvėpkit begalybę. Ar šios eilės Antano Masionio įkvėpė sukurti ekskursiją Sutikau Čiurlionį Kaune? O galbūt toks nerealus klausimas, o kas būtų, jeigu sutiktume kastuką vaikštinėjantį Kauno gatvėmis? Su kuo jis susitiktų, ką jis kalbėtų, galbūt regėtume mes jį parodoje kabinantį paveikslus, galbūt toje parodoje ir pakalbintų mus. Ekskursija gimė iš noro išgirsti tylą faktų triukšme. Taigi įsiklausėme į tylą, atsakėm savo į klausimus kai kuriuos ir Čiurlionis mums tapo ne paveikslu kabančiu ant sienos, o buvimu, jausmu, kelionė. Mes esam labai laimingos tapę šios kategorijos nugalėtojomis. Turim daugam už tai padėkoti kolegoms, partneriams, Kaunui IN, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui Keliauk Lietuvoje, visai turizmo gausiai bendruomeniai už palaikymą, tikėjimą mumis ir paskatinimą kurti nestandartiškai, o gyvai ir iš širdies. Esam labai dėkingos ir mūsų ekskursijų dalyviams už lėtą žingsnį, atvirą žvilgsnį, už drąsą sustoti. Už tai, kad klausosi ne tik faktų ir žodžių, bet ir pauzių tarp jų. Šis apdovanojimas mums didžiulis paskatinimas kurti toliau ir pasakoti Lietuvos istorijas taip, kad jos būtų plačiai sutinkamos, išgyvenamos ir svarbiausia prisimenamos. Taigi ačiū labai visiems ir mes tariame iki susitikimo Kaune. Dar kartelį sveikinimai gidėms Linai Čekanauskienei ir Kristinai Šneideriai. Susiplanuosime kelionę į Kauną. Šį vakarą, man atrodo, sužinosime daugybę vietų, kurias verta įsitraukti 2026 planus. Na, mes priartėjome prie 6-osios nominacijos 2025 nakvynės patirtis Lietuvoje. Sutiksite, miegoti ir dar gerai išsimiegoti tikrai yra reikšminga kelionės dalis. Pasaulis vis daugiau kalba apie miego turizmą, na, o Vilnius net yra vadinamas Europos miego sostinė. Dėl savo gryno oro ir dėl to, kad Vilniuje lyja dažnai, pasirodo ir lietus veikia migdančiai. Susipažinkime su šios kategorijos pretendentais, kurie, na, yra tikrai verti būti ir paminėti. Pirmasis nominantas spa rezidencija Aukštoji Liškiava. Viešbutis Esperanza Lake Resort. Bei viešbutis Pacai Vilniuje. Su nominantais susipažinome, belieka paskelbti, kas tapo šios kategorijos nugalėtojais. Turizmo sėkmingiausiųjų Vėtrungės nusipelnė spa rezidencija Aukštoji Liškiava. O ant scenos kviečiame spa rezidencijos Aukštoji Liškiava akcininkus savininkus Marių Valukyną, Živilę Valukynienę, Tomą Glavinską ir Justiną Glavinskienę. Pasitikim garsesniais aplodismentais.
Ir iš tiesų šią spa rezidenciją būtų galima pavadinti metų naujiena šalies svetingumo sektoriuje. Ir ši naujiena nuskambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, o ten iškovojo pergalę kategorijoje inovatyvi spa koncepcija. Ir iš tiesų šis apdovanojimas net yra vadinamas Europos spa Oskaru. Projektą sukūrė ir įgyvendino viešbučių ir spa projektų kūrėjai ir vystytoja E77 Hotels and Spa Development. Aukštoji Liškiava viešbutis su spa kompleksu ir restoranu duris atvėrė 2025 spalio mėnesį, o šiandien yra čia ir mes juos skelbėme nugalėtojais. Nugalėtojus reikia išgirsti. Labas vakaras visiems, iš tikrųjų labai jaudinamės, nes visiškai nesitikėjom. Tai kadangi šiam sektoriu esam visiškai švieži, vienas dalykas. Kitas dalykas, tai galbūt kertiniai dalykai šio projekto yra praktiškai du. Tai vienas, kad Lietuva yra be galo graži. Tai mūsų tikslas ir buvo parodyti, atskleisti tą grožį, tą Lietuvos, kur kiekvienas kampelis kažkiek investavus, padarius, jisai tampa tokiu objektu, ką mes turim. O kitas dalykas, tai vėlgi be galo didžiuojamės į investicijas į regionus, ką ir ministras, ir visos ministerijos apie tai kalba. Tai mes savo ruoštų įrodėm, kad investuoti galima ir kad reikia investuoti, tai tuo labai džiaugiamės, tuo labai didžiuojamės. Žinai, kaip mėgstu kalbėti. Tai aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, bet labiausia noriu padėkoti Mariui. O už ką padėkoti, kad iš tikro grąžino į Varėnos rajoną prie savo šaknų Liškiavoje. Palaidoti visi protėviai iš tėvo pusės. Visą gyvenimą gyvenau Lazdijų rajone, Druskininkų savivaldybėj. Taip dabar gavosi, kad turbūt grįžau atgal prie šaknų. Tai ačiū labai, Mariau. Ir ačiū visiems, kas balsavot. Mes dar kartelį dėkojame visiems jums, kad esate čia ir žinome su pergale šioje kategorijoje. Ačiū. Mūsų laukia 7. nominacija 2025 gastronominė patirtis Lietuvoje. Maistas taip pat kaip ir miegas yra neatsiejamas nuo geros kelionės patirties. Beje, rytoj prasidėsiančios Tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodos Adventur 2026 tema taip pat yra susijusi su gurmaniškomis kelionėmis Visas pasaulis tavo lėkštėje. Būtent Keliauk Lietuvoje stende, kuriame gastro kelią rodys, ne kelrodė žvaigždė, o kelrodė lėkštė. Jūs galėsite išsiburti, kokiame Lietuvos regione bus galima palepinti liežuvį. Tad rytoj būtinai užsukite į Keliauk Lietuvoje stendą. O dabar sugrįžkime prie šios nominacijos ir susipažinkime su pretendentais. Apdovanojimuose nominuotos šios patirtys Valdovų vakarienės restorane Valdovai uždaroji akcinė bendrovė Taurakalnis. Šeivamedžio skonių sugrąžinimas į lietuvišką virtuvę. Sodyba Panekelpių kaime. Pietus ant žolės ir kitų piknikų tradicija. Vieno prancūzo sandėliukas. Susipažinome su nominantais, bet to tikrai negana, juk mums visiems smalsu sužinoti, kas tapo nugalėtojais šioje kategorijoje. O nugalėjo ir balsų daugumą surinko Šeivamedžio skonio sugrąžinimas į lietuvišką virtuvę. Sodyba Panekelpių kaimas. Apdovanojimą atsiimti kviečiame sodybos įkūrėją Liną Noreikaitę Rimkienę.
Kol bus įamžintos akimirkos, įteikti apdovanojimai, na iš tiesų norisi pasidžiaugti, kad Panekelpių kaimas iš naujo prikėlė šeivamedį. Nuo seno Lietuvoje augantį, bet ilgus metus primirštą vertingą augalą. Sodybos šeimininkai lankytojus kviečia į gastronominės edukacijas, gaiminti šeivamedžio guminukų, limonado, ragauti ledų, na ir net nebejoju visų kitų skanėstų. Akimirkos įamžintos, Lina, norime jūs išgirsti. Labas vakaras visiems. Panašu, kad nesapnuoju. Iš tikro, kai daugiau nei prieš 10 metų susidraugavau su šeivamedžiu, aš jį tiesiog kiekvieną vasarą, saulėtą dieną, kelias savaitės, kol tęsiasi sezonas, susirenku jo žiedus ir iš jo gaminu įvairiausius dalykus, kokius sugalvoju. Aišku, startavau nuo savo vaikų, nes norisi sveikesnių saldumynų, bet jau tada pradėjo važiuoti ir pažįstami, ir jau visai nepažįstami, ir ragauti tuos mano sukurtus skonių derinius. Ir šiandien šitas apdovanojimas man yra ne apie tai, kiek aš ten daug darbo įdedu, ar ne, ar kaip į dilgėlės lipu to savo šeivamedžių susirinkti, bet labiausiai apie tai, kad kokį stiprų ir didelį palaikymą toks mažas, vos 3 vienkiemių kaimas vidury Lietuvos, Panekelpių kaimas turi. Be galo jaudinos, nes visiškai nesitikėjau ir žodžiu. Ir jo, tai tiesiog labai noriu pasakyti ačiū kiekvienam, kuris mus palaiko, kuris atvyksta ragauti tą, ką aš sugalvoju, kuris pargrįžta su dar didesniem grupėm, kad jau po to nebetelpam. Tai esu be galo dėkinga kiekvienam ir tuo pačiu ir savo šeimai, kuris supranta tą mano lengvą, o gal ne visai ir lengvą išprotėjimą dėl tų Panekelpių. Ir dargi ypatingas ačiū Lietuvos kaimo turizmo asociacijai ir Radviliškio turizmo informacijos centrui už bendradarbiavimą ir palaikymą. Ir žinoma, kad visus kviečiu į Panekelpius. O kad netektų labai ilgai laukti to susitikimo, nes aš jau čia, kaip ir sakau, apie Panekelpius reikia nekalbėti, juos reikia ragauti. Tai iki kol mes pasimatysime Panekelpiuose, visus kviečiu rytoj ir poryt užsukti į Lietuvos kaimo turizmo asociacijos stendą. Ir ten paragauti turiu atvežusi jums šeivamedžio limonado ir guminukų. Tai pasimatysim stende, o po to jau Panekelpiuose. Ačiū labai. Lina, tikrai mes esame visi suvilioti ir limonadu, ir žinoma, įsitraukti Panekelpių kaimą į savo lankytinų vietų sąrašą. Skaniai nuskambėjo viskas, bet mes tikrai tęskime kelionę ir sužinokime, kokia kita nominacija. 8. nominacija 2025 turizmo traukos vietovė. Galima tai pavadinti ir, vieta magnetas. Ir mes visai netrukus paskelbsime Lietuvos miestą, rajoną, seniūniją, miestelį, o galbūt kaimą, kuris 2025-aisiais tikslingai ir rezultatyviai išnaudojo turistinį potencialą ir taip kūrė vietovės identitetą, bei žinoma paskatino turistus atrasti naujai savo regioną. Šalies turizmo žemėlapyje šiemet ryškiausiai žibėjo ir spindėjo šios vietovės. Plateliai, Šeduva ir Druskininkai. O Vėtrungės nusipelnė Plateliai. Būtent jie yra šios nominacijos nugalėtojais. Atsiimti apdovanojimą kviečiame Plungės rajono savivaldybės merą Audrių Klišonį, Platelių bendruomenės pirmininkę Rigondą Pareverzevą ir Plungės turizmo informacijos centro direktorę Sandrą Kasmauskienę. Šiemet Plateliai pelnė prestižinį geriausią turizmo kaimo 2025 titulą. Šis įvertinimas suteiktas už išskirtinį tvaraus turizmo plėtrą, kūrybingą ir kryptingą kultūrinio paveldo išsaugojimą ir, žinoma, nuolatinį autentiškos, žemaitiškos tapatybės puoselėjimą. Platelių vardas taip pat 2025-aisiais skambėjo plačiai ir tarptautinėje žiniasklaidoje, nuo CNN reportažų iki kelionių gido Lonely Planet publikacijų.
Sveikiname nugalėtojus, norisi jūs išgirsti. Gerbiamas ministrė, mėly turizmo geriausiai Lietuvoje. Iš tikrųjų, didelė dėkui iš to nevertinimą. Didelė dėkui visiems, kad jie balsavo. Ir iš tikrųjų, plungiškiai, plateliškiai didelė daug prisidėjo tam, kad į Lietuvą, į Žemaitiją būtų žinoma. Aš džiaugiuosi, kad plateliai pripažinti pati geriausia, pats didžiausias Žemaitijos deimantas. Tai iš tikrųjų labai švari graži vietovė. Daug ramybės ir šalia toks objektas, kuris su ramybė visiškai nedėra, tai Šaltojo karo muziejus. Bet iš tikrųjų tai yra, kaip labai gražiai Gabrielė pasistatė, tai tas magnetas, kad tas iš tikrųjų trauk. Didelė dėkui, kad iš tikrųjų mūsų bendruomenė labai stipriai yra tuo, kad mes mėgstam vandenį, mes mėgstam buriavimą. Ir šito klausimu tikrai didelį daug dirbam. Džiaugiamės tuo, kad turim ir mūsų ambasadorius, kurie atstovauja platelius kaip vietovę kitose vietose. Aš nežinau, Gabrielė žino ar nežino, bet aš manau, kad žino, kad vienas iš mūsų ambasadorių šiais metais Dakare laimėjo 1 vietą. Tikrai nesu girdėjus. Tai yra Vaidotas Žala, kuris yra mūsų plungės platelių buriuotojų klubo narys. Tai vienu žodžiu, mes ne tik esam, mes dirbam ir dirbam puikiai. Atvažiuokit pas mumis ir pamatysit, ką puikia, gražią, ramę, įskanę mes gyvenam. Dėkui dėliai. Aš tep laukiau, kuomet jūs pradėsit kalbėti žemaitišką. Nu, kaip tep į pat galiok tik tai prakalbot? Jaudinuos. Nu, aš matau, nu nėra ko bijot. Sakoma, kad savam krašte pranašų nebūsim. Bet manau, kad šiandien mes sugriovėme tą mitą. Ir ačiū Jums. Ačiū, kurie balsavo. Ačiū Turizmo informacijos centrams, mano kolegoms, kurie palaikė, kurie tikrai atidavė savo balsą. Tai ačiū. Ir Rigonda. Nu, aš jau rūkausiu žemaitišką. Nu, labai džiaugus. Tai didelis dėkui visiems. Ir noriu pasakyti, kad tas laimėjams ir kaip ir įpareigojams mūsų mažą bendruomenę atstovėti, pateisinti. Nu, visi važiuojant jūs į vasarą, bet kaip trupnu žemaitis pasakytų, atsivelkit žeimą. Neužilg užgavins, ginkiam tom žeimą iš keimą, su lašaliniu kanapiniu ir pabaigiam viskom ubagų baliau. Tai kon, platelė visų noma. Kveitam. Ar reikia išversti? Ar visi viską supratote? Reikėtų, ar ne? Na, mes vertimą tikrai pateiksime šiek tiek vėliau. Bet tęskime kelionę. 9. nominacija 2025 turizmo inovacija. Ši nominacija skiriama turizmo ar kitų paslaugų tiekėjui, kuris 25-aisiais įgyvendino novatorišką dirbtiniu intelektu ar kitų naujausiomis technologijomis grįstą sprendimą ir tai prisidėjo prie keliautojų patirties gerinimo. Pristatau nominantų trijulę – sveikatingumo ir spa centro, Gradiali baseino ir pirčių erdvė. Na, gal mokslo sala labai veržiasi taip pat į mūsų sceną. Tad mokslo ir inovacijų sklaidos centras Mokslo sala. Interaktyvi istorinė gastronominė patirtis Salų dvaro Rūsyje, Peklelėje. Taip. 3 nominantai ir... Ar jūs jau žinot, kas nugalėjo? Nes įlindo ir patys pasirodė Mokslo sala. Čia jūs taip ir norėjot, kad viskas būtų, ar ne? Taip, Vėtrungę atsiimti į sceną žengė Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vadovė Aistė Lukaševičiūtė. Tai pirmasis mokslo ir inovacijų populiarinimo centras Lietuvoje.
Mokslo sala sujungia mokslą, kūrybišką edukaciją ir technologijomis grįstą patyrimą. Ir čia esanti ilgalaikė ekspozicija Žmogus, gamta, mašina su daugiau nei 140 interaktyvių eksponatų pasiūlė naują būdą pažinti mus supančią aplinką. Per veiksmą, per smalsumą, per eksperimentą. O dabar jau norime jūs išgirsti. Tai dėkojom labai už sveikinimą, už įvertinimą ir iš tikrųjų, kai pradėjom kurti mokslo salą, norėjome, kad ji būtų modernaus miesto simbolis. Tai yra toks centras, kurį dėsime ant miesto atvirukų, toks, kurį atpažinsime ir kuris simbolizuos ateities Lietuvą. Prieš metus atidarinėjant, tikrai visa komanda labai jaudinomės ir jautėme labai didelę atsakomybę už tokį didelį ir ilgai renktą projektą ir nežinojome, kaip būsime priimti, kaip mums seksis. Švenčiant pirmąjį gimtadienį, nes gruodžio 14 sutikome pirmąjį savo gimtadienį mokslo saloje, galėjome tik džiaugtis, kad mokslo saloje apsilankė šiek tiek daugiau negu 250 000 žmonių per pirmuosius metus. Įvyko daugiau negu... Taip. Įvyko daugiau negu 100 mokslo populiarinimo renginių ir mūsų didžiausia metų problema buvo ta, kad mes niekada neturėjom bilietų. Tai ačiū labai visos komandos vardu, labai džiaugiamės ir lauksime visų, kurie dar nespėjote apsilankyti mokslo saloje. Ačiū Jums ir žinoma, tokių problemų mes linkime visiems, kad nebūtų bilietų. Taip, ponios ir ponai, priartėjome prie jau paskutiniosios 10-osios nominacijos. 2025 metų Lietuvos keliautojų simpatijos vėtrungė. Na ir iš tiesų tai daugiausiai meilės ir rūpesčio reikalaujanti nominacija, nes galimus kandidatus siūlo pati visuomenė. Vadinasi, jie atliepia lankytas vietas, savo patyrimus ir patirtis. Balsavimo metu tiesiog į tuščią langelį jiems reikėjo įrašyti turistinį objektą arba patirtį, kurie 2025-aisiais sukėlė didžiausią įspūdį. Nugalėtojų išrenkamas tas, kurio vardas įrašomas daugiausiai kartų. Tad nominantų čia nėra, mes iškart paskelbsime, kas buvo paminėtas daugiausiai kartų. Ir šįsyk Lietuvos keliautojų simpatijos vėtrungė keliaus į Žemaitiją, nes nugalėtojus skelbėme Žemaitijos turizmo informacijos centrą. O vėtrungę atsiimti kviečiame Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorių Egidijų Vaškelevičių ir žinoma jo nuostabią komandą. Žemaitijos turizmo informacijos centro komanda idėjomis stebina ne tik gimto miesto gyventojus, svečius, ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Iš tiesų centras organizuoja tokius renginius, kaip štai pavyzdžiui, sūrio gaudimo čempionatą, turizmo naktį Telšiuose, sutarkime 25-ieji, turizmo dienos Telšiuose. Taip pat nemokamos ekskursijos, konkursai, diskusijos, koncertai, leidžia jie ir laikraštį, ir tinklalaidę. Per praėjusius metus paruošė 10 naujų ekskursijų maršrutų, tarp kurių ir naktinės patyriminės ekskursijos po Telšių rajoną. Dar kartelį sveikinimai, jūs esate publikos mylimiausi. Išgirskime. Labą vakarą. Wow, 2024-aisiais, 2025-aisiais ir šiais metais. 2026 metais mes vėl su maža savo komanda lipame į sceną atsiimti apdovanojimo. Ir iš ties, manau, jie nusipelno apdovanojimo. Per praėjusius metus iš ties nuveikta be galo daug darbų, suorganizuota daug renginių ir iš ties norėtųsi padėkoti savivaldybės vadovams, norėtųsi padėkoti visiems gidams. Prieš 4 metus, kai pradėjau dirbti, mes turėjome 10 gidų, o šiuo metu Telšiuose mes jau turime 58 gidus.
Tai didelis skaičius, manau, galim jiems paploti. Iš ties jie atlieka didžiulį ir nuostabų darbą. Dėkoju visiems paslaugų turizmo teikėjams ir be abejo dėkoju visiems, kurie atvyksta į Telšius. Atvykit ir kvietam šiandien į ryto, į poryt į mūsų stendą. Aš suprantu, kad nelabai suprantate žemaitišką. Mano močiutė iš Mosėdžiaus. Saviškas. Ar jūs galvojat, kad aš nesuprantu? Na, aš matau, kad suprantat. Ani nesuprant. Tai ir norėčiau pakviesti ne tik į Telšių stendą, bet ir paėsti cibulinis. Kuomet mums rytoj poryt mes Telšę kvietam čia Litexpo Adventur parodo į cibulinis jėdimą čempionatą. Nu, Vilniaus saka jėti gyvulę, o mes žemaičia sakom, kudė jėdam, nes mes naudojam tarptautinius žodžius. Anglas sako eat, linkas sako jėš, jeigu pažodžio išvertus reiškia jėsti. Mes jėdam, o va kušeram. Tai kvietam visus paėsti. Ačiū labai. Ir dar kartelį aplodismentai mano nuostabiai komandai. Be jų turbūt aš niekas. Ačiū labai. Štai taip, mūsų nugalėtojai. Dėkojame Olga, dėkojame Jums ministrė. Išdalinome visas vėtrunges. Gera buvo būti kartu čia scenoje su visais nugalėtojais ir žinoma gerai ir smagiai praleidome laiką. Prieš atsisveikinant iki kitų metų, iš tiesų Keliauk Lietuvoje komanda kviečia aplankyti visas nominuotas ir šiandien minėtas vietas. Aš net nebejoju, kad jūs tikrai įsitrauksite į savo planus ir tikrai galėsime galbūt net susitikti. O kad juos atrasti būtų dar paprasčiau, keliauti galite su specialiu raudonojo kilimo maršrutu. Jis vingiuoja per visas tituluotas turizmo vietas ir šiame maršrute neabejotinai visai netrukus atsiras ir šių metų nugalėtojai. Tačiau yra miestų, kuriems šie metai yra tikrai ypatingi ir ne tik dėl apdovanojimų. Ir aš kalbu apie 2026 ir Kėdainius, nes šie metai Kėdainiams iš tiesų yra ypatingi, nes būtent Kėdainiai taps ir tampa Lietuvos kultūros sostinė. Ne veltui į sceną norisi pakviesti Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį. Mes norim sužinoti, ką ypatingo mums paruošė Kėdainiai. Ir kuomet pas jūs atvykti, mes norim susiplanuoti kelionę. Labas vakaras, gerbiamas ministrė, sveiki visi susirinkusieji. Aš suprantu, kad jums jau laikas galbūt, kaip pasakyti, norėtųsi ir namo grįžti, bet aš labai prašau, 6 minučių tik tai dėmesio. Nuimkit laiką, jeigu netikite. Kėdainiai miestas, apipintas didingų istorinių ir kultūrinių palikimų. Žada įspūdingus metus. Pasiruoškite, nes šiemet bus įspūdinga. Kultūros sostinės projektas Kėdainių kronikos kultūros ženkluose kviečia į vidurio Lietuvos istorinį Radvilų miestą, kur nuo seno sugyveno įvairios tautos, vyko amatų, mokslo, kultūros mainai. Miesto istorija persipynusi su skirtingomis konfesijomis nulėmė daugiakultūriško miestų identitetą ir unikalų kultūrinį tapatumą. Tas stiprus religiniai, kultūriniai, skirtingų tautų kurti objektai ir įvykiai išskiria Kėdainių kraštą iš kitų Lietuvos regionų. Jau iki šių metų buvome ryškus turizmo žemėlapyje, o 2026 metais būsime dar labiau pastebimi ir lankomi. Kultūros sostinės projekto eigoje per šios metus keliaukime laiku ir atraskime miesto įkūrėjus Radvilas menančius praeities ženklus. Stebėkime dabartį, kurioje klesti profesionalaus meno ir pagarbos tradicijoms samplaika. Nusikelkime į ateitį, kurioje Kėdainiuose karaliauja novatoriškumas ir technologijų bei meno sintezė. Rengiant projektą ir tikslinant jį suplanuota daugiau nei 30 išskirtinių projektų, per 150 renginių nuo tarptautinių festivalių ir profesionaliojo meno pasirodymų iki edukacinių dirbtuvių, rezidencijų,
bendruomeninių švenčių ir tarpdisciplininių projektų. Kėdainiai įžengė 2026 kaip atvira, kūrybinga ir progresyvi kultūros platforma, siekianti ne tik parodyti, bet ir įtraukti. Planuojama, kad projekte aktyviai dalyvaus daugiau kaip 10% viso rajono gyventojų. Lietuvos kultūros sostinės projektas pavadintas simboliškai Kėdainių kronikos kultūros ženkluose. Miesto istorija, šiandiena ir ateitis sujungiamas 3 kryptimis - pradžios, eigasties ir augties ženklais, kuriuose telpa šimtmečiais formuota Kėdainių tapatybė, gyvas šiandienos kultūrinis pulsas ir ateities vizijos. Pradžios ženklas - tai pagarba miesto šaknims. Kultūriniai renginiai, teatralizuoti pasakojimai, istorinės instaliacijos ir meno projektai kvies naujai pažvelgti į miesto ištakas. Eigasties ženklas - tai šiandieniniai Kėdainiai. Miestas, kuriame dera verslas, pramonė ir kultūra, kuriame atgimsta viešosios erdvės, kuriamos naujos jungtis, tiek fizinės, kaip pėsčiųjų tiltas per Nevėžį, tiek emocinės, tarp bendruomenės ir kūrybos. Čia klesti džiazo, chorinės muzikos, liaudies šokių ir amatų šventės, jaunimo festivaliai. Kultūra tampa kasdienybės dalimi. Augties ženklas - tai pažangus žvilgsnis į priekį. Kėdainiai kūrė aplinką jaunimui, inovacijoms, technologijų ir meno sąveikai. Bus organizuojami kūrybinių technologijų užsiėmimai, meninių eksperimentų erdvės, kūriamos skaitmeninės instaliacijos. Čia svarbus ne tik rezultatas, bet ir procesas miesto, kuris auga kartu su savo žmonėmis. Šiandien Kėdainiai jau rašo kultūros kroniką. Kasdien. Kiekvienas renginys, idėja ar susitikimas tampa būsimos sostinės metraščių dalimi. Mums svarbu, kad tai nebūtų vien oficialus titulas. Tai turi būti miesto kvėpavimas. Siekiame, kad kiekvienas miesto gyventojas ir svečias jaustų pasididžiavimą. Ko vertas vien oficialus kultūros sostinės startas atidarimui, kuris vyks sausio 31-ąją, nepaisant jokių oro sąlygų. Sukurta oratorija šis, kuri įtraukia ne tik garsius profesionalus, bet ir apie 350 savanorių kėdainiečių, kurie kartu parodys nepakartojamą reginį. Ją beje transliuos Lietuvos televizija nuo 19 valandos. Projektų vizualinis identitetas buvo baigtas likus 100 dienų iki 2026 metų. Tada visam pasauliui garsiai pranešėme, kaip entuziastingai esame pasiruošę sutikti mums išskirtinius metus. Logotipas sukurtas, jame dominuoja iš apskritimo sudėliota K raidė. Tai reiškia, kad kiekvienas padedame savo tašką šalies kultūroje. 2026-aisiais jis taps ryškiausiu. K raidės forma - tai Kėdainiai, kultūra, kūryba, kronikos, kryptis. Turime ir svarbių infrastruktūrinių pokyčių. Baigtas rekonstruoti Kėdainių kultūros centras jau atvėrė duris, o Evangelikų reformatų bažnyčioje įrengta vargonų salė taps unikalių koncertų ir sakralinio meno centru. Į projektą įsitraukė tarptautiniai partneriai, kultūros įstaigos, verslo atstovai, o ryšiai su buvusiamis kultūros sostinėmis kūrė bendrystę ir naujus ryšius. Iš kultūros sostinių pirmtakų jau išsiskiriame ir tuo, kad į platųjį pasaulį paleidome naują žodį - įspūdinga. Jis yra užpatentuotas ir tapo mūsų metų šūkiu. Mes esame pasiruošę gyventi įspūdingai didingame mieste, vadinasi įspūdingai. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi projektą rašiusių kėdainiečių komandą, visais, kurie prisideda prie jo įgyvendinimo. Atskirą ačiū tariu sutelktai kultūros sostinės ambasadorių komandai, kuri pasiruošusi aktyviai prisidėti ir dalyvauti renginiuose. Jų gretose televizijos laidų vedėja ir visuomenininkė Beata Nikolson, dainininkas Mantas Jankavičius, laidų vedėja Audra Vyžiūtė, kompozitorius Antanas Jasenka ir dar daugiau nei 30 nuostabių žmonių,
kurie svariai susiję su Kėdainiais. Iš anksto dėkoju tiems, kurie jau stato kultūros sostinės renginių pamatą. Ir žinoma, avansu ačiū tariu tiems, kurie taps šio unikalaus įspūdingo projekto dalimi. Taigi, Kėdainiai yra atviri, norintiems dar labiau pažinti mūsų nuostabųjį miestą. Laukiame visų, kam įdomi praeitis, rūpi šiandiena ir vilioja ateitis. Keliaudami po Lietuvą, būtinai aplankykite Kėdainius 2026 m. Lietuvos kultūros sostinė. Ačiū. Mere, nepabėkit. Taip, bet suskaičiavau, žinokit, lygiai 6 minutės. Šaunuolis. Tikslus. Niekada nemeluoju. Taip, ir mes linkime sėkmingo atidarimo, lai šiemet Kėdainiai klesti. Bet atvykot pas mus netuščiomis. Aš žinau, kad atvyko ir dovanos iš Kėdainių ir jeigu matėte ir dalyvavote, mes kvietėme jūs, išbandyti sėkmę loterijoje. Turime 3 nugalėtojus, tikiuosi, kad jie yra šiandien su mumis čia salėje. Jei ne, mes surasim juos. Pasižiūrėkime, mere, į ekraną ir turėtumėme išvysti, kas tampa loterijos nugalėtojais ir juos mes apdovanosime dovanėlėmis, kurios atvyko pas mus tiesiai iš Kėdainių. Na ką, sukam laimės ratą, pasižiūrėkim, kas taps pirmuoju nugalėtoju ar nugalėtų. Matote save. Taip, Petras Staselis yra pirmasis nugalėtojas. Petrai, ar esate kartu su mumis? Mes jį tikrai surasim. Taip. Labai smagus procesas. Dar kartelį sukime laimės ratą. Tai antrasis iš 3 bandymų. Pasižiūrėkime, kas taps nugalėtoju ar nugalėtoja. Taip, Jurgita Sidarienė. Taip pat surasim, nebejokite, dovanėlės iš Kėdainių tikrai juos pasieks. Na ir trečiasis bandymas. Linkiu sėkmės kiekvienam ir kiekvienai, kuris noriai dalyvavo mūsų loterijoje. Ir tai yra žalias langelis Lina Vaičiakauskienė. Mere, surasime. O, taip. Jau buvau apsidžiaugusi, bet jūs perduosite dovanėlę, taip? Jurgita, sveiki, labai džiaugiamės, kad esate kartu su mumis. Mere, dovanėlė iš Kėdainių, ponė Jurgitai. Ačiū, kad dalyvavote loterijoje. Ačiū Jurgita, ačiū mere. Aš įsivaizduoju, kad tie 2, kurie laimėjo ir neatvyko, jie turbūt jau rezervavo šiandien viešbučius Kėdainiuose. Aš su jumis nesiginčysiu, tikrai taip ir yra. Dar kartelį padėkokime merui už tai, kad šiandien esate kartu su mumis ir žinoma sėkmingo kultūros sostinės metų pradžios ir net nebejoju, kad mūsų laukia iš tiesų gražus renginys. Viskas, visas užduotis atlikom, visus apdovanojimus įteikėm, bet norisi gražiai ir užbaigti mūsų šią dalį, jeigu ją pradėjome aplodismentais, kai jūs plojote patys savo, būtent taip ir užbaikime. Paplokite patys savo kolegoms, bendraminčiams, bendražygiams. Kiekvieno jūsų dėka turizmas Lietuvoje klesti. Ačiū Jums, kad esate kartu su mumis. Sveikinimai visiems nominantams ir nugalėtojams. Ir žinoma, linkiu niekur nepabėgti. Bendraukime, kalbėkime, bendradarbiaukime, kurkime ateities planus, lai klesti mūsų visų mylima Lietuva. Susitikime ten koridoriuje, nes norisi su Jumis pabendrauti ir pabūti. Ačiū Jums, kad buvote kartu su mumis.